Sveiki visi, šiandien vakarieniai baklažanų šniceliai. Tam reikės baklažanų, vieno didesnio arba kelių mažesnių, taip pat pieno, poros kiaušinių, miltų, druskos, pipirų, petražolių, itališkų žolelių, džiūvėsėlių, citrinos žievelės ir česnako. Pirmiausia, viską sumaišome. Kiaušinius suplakam su pienu. Sumaišom miltus, druską ir pipirus. Labai gerai reikia išmaišyti. Tada sumaišom petražolės, itališkas žolelės, džiūvėsėlius, česnaką ir citrinos žievelę tarkuotą. Gerai išmaišom. Spjaustum baklažaną. Baklažanas štai toks truputį jau apgedęs, bet ką darysi? Visko būna. Susipjaustum tokiam riekeliam po kažkur centimetrą. Gali būti taip truputį plonesnis. Baklažanai supjaustyti, štai maždaug tokie, centimetras arba mažiau. Storų nereikia, nes kitaip neperkeps. Dabar apvoliojam miltų, druskos ir pipiro mišinį. Gerai apvoliojam. Apvoliojam kiaušinio ir pieno plakinį. Receptas kaip visada bus po video. Gerai apvoliojam. Ir dabar labai gerai apvoliojam šitų su prieskoniais ir džiūvėsėliais. Ir dedam į keptuvę. Kepsniukai kepa. Kepkite ant nedidelės ugnies, maždaug vidutinės, kad perkeptų, nes kitaip gali tik tai apdegti ir neiškepti. Jeigu štai taip apkepę, atverčiam.